Jis jau nieko nesuprantu. Ką mums daryti? Šokai su gražia mergaitė. Vidurnaktį jį pabėgo. Jie neatsisveikinus. Jos vardas Pelenė ir ji ta tarnaitė. Ir ją turėtum vesti. Nepamiršk. Potoje. Pelenė ta mergaitė, su kuria šokai potoje. Ne, potoje aš šokau su Anastasija. Ne, princas taip galvoja dėl Pelenės pamotės. Taip, tos bjaurios senės. Ta stebuklinga lasdelė, jie vėl tave užkerėjo. Ir princas viską pamiršo. Ir pamiršo Pelenę. Ir jūsų šoktą šokį. Bet dar nevėlu viską sugrąžinti. Nes potoje. Taip, potoje. Pelenė ta mergaitė, su kuria šokai potoje. Palaukit. Norit pasakyti, kad esu užkerėtas? O, blogiausia tai, kad kai Pelenė pasipriešina, piktoji pamotė išsiuntė ją iš karalystės. Gazgasai, atleisk. Pelenė laivė išplaukia į tolimus kraštus. Ir tik princas ją gali išgelbėti. Nes potoje? Kas potoje? Pelenė užkariavo tavo širdį. Bet jūs išskyrė kerai ir jį pradings amžinai, jei tu neprisiminsi, kad Pelenė buvo ta mergaitė, su kuria tu šokai puotoje. Kerai. Kerai privertė mane matyti, kad puotoje šokau Anastasiją. Tai viską paaiškina. Taip. Kas? Tarnaitė? Ji Pelenė? Ji jos? Taip. Turiu ją surasti. Dar kartelį. Taip. Pelenė buvo ta mergaitė potoje. Ačiū. Beje, man patiko daina. Lėk, princas, skubėk.